Parduodamas va štai toks universalas V70, benzinas, dujos, 2,5 variklis, 145 kW, jeigu aš gerai atsimenu. Kas liečia defektus? Kapotas, nusilūpęs lakas, arba kažkaip lakuotas, blogai palakuotas. Nežinau, kas čia buvo daroma su tuo kapotu. Ta prasme, kapotas gyvas celas, bet kažkoks apsilūpęs. Paskui čia prasidėjusios rudelės. Paskui čia reikės tvarkyti. Ir dar vienas paskutinis defektas, tai čia bus, čia bamperis įdaužtas buvo. Kaip ir viskas. Dugnas gyvas, praeita technikinė porą dienų atgal. Savaime aišku, kad jeigu praeita technikinė, tai reiškia dugnas tikrai gyvas. Bet jeigu kažkas netiki, yra galimybė nuvažiuoti į garažą pas mane, yra garažas su duobė, galima bus atidžiau pasižiūrėti. Katalikai vietoj, viskas vietoj. Viskas veikia kaip priklauso. Ant dujų važiuoja smagiai, ant benzo irgi. Dabar jisai ant dujų. Dabar be dujų. Variklis dirba tyliai, beveik jo nesigirdi, kada važiuoji. Nėra to vadinamo traktoriaus efekto, kad būna dizeliuose. Labai malonu važiuoti. Tikrai maloniau negu dizelinas. Įjungiam atgal dujas. Rankinį paspaudžiu. Stovi, niekur nejuda. Atleidžiu. Pradėjau važiuoti. Žodžiu, rankinis veikia, viskas veikia, kondiškė veikia. Auksas veikia, jis čia įvestas. Technikinė tikrai dar ilgam, jau labai netgi ilgam. 28,618. Kągi, prasivažiuojam biškį. Automatas jokių smūgiavimo dėžės neturi. Ant dujų nėra kur užsibėgėti. Žodžiu, trauka nedingusi nei ką. Ta prasme, viskas gerai. Važiuoja kaip priklauso. Čekas dega dėl dujų. Čekas dega dėl dujų. Dabar ant ryklikos rakto neturiu, bet, žodžiu, kas atvažiuos apžiūrėti, žodžiu, parodysiu, kad galima nuimti klemą nuo akumo, paskui atgal pastatyti ir jis pradingsta. Paskui, kol važiuoji ant benzo, viskas gerai, įsijungia dujas, pravažiuoji kokį 5 km ir pradeda čekas degti. Čia tiesiog
nepriima dujų normaliai smegenys šitos mašinos, ta prasme. Bet čia tikrai nieko kritiško nėra, ta prasme, viskas gerai čia. Ir šitą čekį galima nekreipti dėmesio. Nu, savaime aišku ir dar ten aptarnauti reikia. Čia rodo, kad servisą reikia praeiti. Nes tepalų aš nekeičiau, nieko nekeičiau aš čia. Žodžiu, tai va, atrodo tas mašiniukas. Bagažinė didelė. Čia yra dujų balionas, zapaskį irgi turiu, pridėsiu. Sėdynės užsidaro be problemų. Niekas neužstrigė, nei ką, jeigu reikės kažką pervežti. Tai jokių keblumų nenutiks. Bagažinė tikrai nemaža. Galima įmesti 2 metrų šaldytuvo ir čia uždaryti jį. Ta prasme, su atidarytum durim nereikės važiuoti. Kaip ir visose Volvose yra va šitie 2 pazikai, dėka kurių dar čia va taip susideda sėdynė. Ta prasme, šaldytuvus drąsiai galėsit vežioti su šitą mašiną. Labai tinka žmonėm, kurie užsiema buitinę techniką, remontuoja. Na ir apskritai čia labiau toks darbinis arkliukas negu kasdieninė mašina. Išvaizdos jinai labai kažkokios geros neturi, ta prasme. Nu, aišku, čia biški su to kapotu susitvarkyti. Biški čia, biški ten patvarkyti ir bus čiki. Bet, nu, vis tiek labiau kaip darbinė tokia. Nu, aišku, salone kada važiuoju, kadangi čia benzas, čia vėlgi labai daug komfortų dadeda. Ta prasme, tikrai tyliai, gražiai važiuoja. Žymiai maloniau negu dizelis. Aš turėjau labai daug Volvų, visi dizelinai. Va šita pas mane pati pirmiausia, kuri atsirado. S80 dar turėjau. Ant benzo dujų irgi maloniai važiavo. Žodžiu, nu žymiai geriau, komfortiškiau važiuoti. Mano atžvilgiu. Nu, man taip atrodo, gal kažkam taip atrodo. Tai žodžiu, vat, norėčiau atiduoti ją už 2,5 tūkstančių eurų, bet galimos dėrybos vietoj, savaime aišku, ne per telefoną. Tikrai galima bus kažką paderinti, gan lankstus esu. Tam tikrom sąlygom galima bus kažką paderinti. Aš ją naudoju kiekvieną dieną, važinėju su ją, todėl jos būklė gali keistis. Gali būti kažkas arba sugadinta, arba sutvarkyta. Tai nuo to irgi priklausomos dėrybų procesas, taip sakoma.